Jonava Cycling-Tour 2016. Saugaus eismo komisijos posėdis. Akcija Pertvarkyk savo spintą. Išrinktas Jonavos miesto simbolis. Nuskambėjo paskutiniai mokslo metų akordai. Ketvirtadienį vykusio saugaus eismo komisijos posėdžio metu išnagrinėti gyventojų iškelti klausimai dėl dar 2 pėsčiųjų perėjų įrengimo, tačiau ne vienam iš jų nepritarta. Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo kreipėsi Chemikų gatvės 27 namo gyventojas. Jonavietis prašė, kad perėja būtų įrengta tarp Chemikų gatvės 27 ir 68 namų. Pasak jonaviečio, vienoje gatvės pusėje yra atliekų surinkimo konteineriai, į kuriuos šiukšlės neša gyventojai, kirsdami gal intensyvų eismą turinčią gatvę ir taip sukeldami avarinės situacijas ir net pavojų savo gyvybei. Chemikų gatvės gyventojo nuomonė, pėsčiųjų perėja čia reikalinga, nes kitos yra tolokai, ties autodolių parduotuvė ir ties parduotuvė Maxima. Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys informavo, kad šiuo metu Chemikų gatvė yra rekonstruojama, atlikti eismo srauto tyrimai, parengta studija. Pasak seniūno, atlikus šios gatvės remontą, problemos nebeliks. 20 gyventojų pasirašė po prašymų ties Žemaitės gatvės 5-7 namais įrengti pėsčiųjų perėją. Gatvė plati, eismas intensyvus, vairuotojai čia dažnai viršija leistiną greitį. Kitos pėsčiųjų perėjos įrengtos toje gatvėje yra toli, viena prie dviračio tako, kita prie laidojimo namų. Tačiau saugaus eismo komisija prašymui taip pat nepritarė. Yra planuojama tiesti šaligatvius ir jiems atsiradus pėsčiųjų perėjos įrengimo klausimą, jei jis liks aktualus, bus galima svarstyti iš naujo. Apie saugaus eismo komisijos posėdžio metu svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus gyventojai bus informuoti asmeniškai. Jonavos rajono savivaldybė aktyviai siekia 2022 metais tapti Europos kultūros sostine. Norėdami pabrėžti miesto ir rajono savitumą, rajono gyventojai buvo kviečiami dalyvauti konkurse miesto grafiniam simboliui sukurti. Jonaviečiai aktyviai teikė savo mintis ir kūrybą, balsavo už labiausiai patikusį simbolį, kuris geriausiai atspindi Jonavos kraštą. Jonavos rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba, atsižvelgdama į balsavimo rezultatus, į simbolio sąsają su miestu ir rajonu miesto simboliu patvirtino Jonavos molekulę. Antroji vieta skirta Dobiliukui. Trečiąją vietą pelnė Ugnius. Daugiausiai balsų surinkusiems talismanų prizininkų autoriams bus įteiktos dovanos uždarosios akcinės bendrovės Jonavos knyga čekiai. Birželio 13-20 dienomis Lietuvos kariuomenė kartu su rotacinių pajėgų vienetais planuoja vykdyti tarptautinės lauko taktinės pratybas Geležinis vilkas 2016 Elektrėnų, Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių rajonuose. Šių pratybų metu birželio 14-15 dienomis karinės technikos kolonos judės iš Jonavos link Kėdainių ir Elektrėnų rajonų. Imitaciniai šaudmenys, dūminiai ir sprogstamieji paketai nebus naudojami. Judėjimas vyks keliais su ratinė ir vikšrinė karinė technika. Papildomai bus įrengiami tiltai šalia esamų kelyje Jonava Kėdainiai per Medūkšnos ir Barupės upės. Birželio 15, 16 ir 18, 19 dienomis kariniai veiksmai vyks Kaišiadorių rajone. Per pratybas bus naudojami imitaciniai šaudmenys, dūminiai ir sprogstamieji paketai. Judėjimas vyks keliais su ratinė ir vikšrinė karinė technika. Papildomai bus įrengiami tiltai šalia esamų. Pratybų rajonuose bus laikomasi gamtos apsaugos ir kelių eismo taisyklių. Su privačių žemių valdytojas yra pasirašyti susitarimai dėl žemių naudojimo ir žalos atlyginimo.
Birželio 8 dieną Jonavos Joninių slėnyje įvyko vienos dienos akcija "Pertvarkyk savo spintą". Jonaviečiai galėjo atnešti nebenešiojamus drabužius bei avalynę ir išsirinkti sau tinkamus. Kiekvienas žmogus bent kartą per metus tvarkydamas savo spintą prirenka nemažą krūvą rūbų ir batų, kurių nebenešioja, bet gaila juos išmesti. Rūbai būna nešioti vieną sezoną ar vos keletą kartų. Tiesiog netikę ar nustoja patikti. Tokius drabužius galima atiduoti žmonėms, kuriems jų tikrai reikia. Ir tam, kad būtų kuo arti žmogaus, tam, kad neužsigulėtų pas mus tie rūbai. Pas mus juk irgi jie guli, ne? Ir mada keičiasi, ir stiliai visokie keičiasi. Tam, kad nestovėtų vienoje vietoje, tam, kad būtų judesys, tai tam ir yra šita akcija. Tam, kad ir mes išsituštintume savo spintas, ir tie kiti žmonės pasipildytų. Ir kad kažkokį kontaktą turėtų su fondu. Ne tik tai, kad mes žinom, kad fondas yra, bet jis, kad tiesiogiai būtų kažkiek tai susijęs. Ir ne tik tai tie, kurie gauna, bet ir tie, kurie tuština savo spintas. Ir tie susiję. Pasak paramos klubo Veneris įkūrėjos Jurgitos Cvirkienės, akcija pavyko. Jonaviečiai aktyviai dalyvauja, atneša daug gerų drabužių ir vaikams, ir suaugusiems. Tai tikrai gera parama žmonėms, kurie nedrįsta paprašyti pagalbos. Į paramos fondus nesikreipia visi tiem, kuriem reikia pagalbos. Iš tikro, dauguma žmonių tai tyliai kenčia, nepriteklių ir net kaimynam nesako. Gyvena tarp keturių sienų ir kitą kartą guliant čiužinio ir niekam nesako, kad jam reikia kažkokios pagalbos. Drabužius, baldus, žaislus bei kitus nenaudojamus daiktus galima atnešti į paramos fondą Veneris. Fondo įkūrėja Jurgita Cvirkienė tikisi, jog žmonės gali padėti vieni kitiems. Tik būdami kartu mes esame stiprus. Paramos fondas Veneris įsikūręs adresu Darbininkų gatvė 11 Jonavoje. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla išleido dar vieną absolventų laidą. Pasak laikinai einančios direktorios pareigas pavaduotojos ugdymui Ritos Trimonienės, metai išties buvo derlingi. Ji džiaugiasi mokyklos ugdytinių pasiekimais ir tuo, kad dalis absolventų ir toliau tęs studijas mokykloje. Mokykloje nuskambėjo paskutiniai šių mokslo metų akordai. Šiais mokslo metais mes išleidome 66 absolventus ir taip tiesiog pasiskirstė, kad 33 buvo muzikos skyriaus ir 33 kitų skyrių – choreografija, teatras ir dailė. Taigi daugelis mūsų buvusių moksleivių bus ateityje lankytojai parodų, koncertų, salių, renginių, bet iš absolventų dalis yra pasirinkusių ir toliau tęsti studijas mūsų mokykloje. Mes mokykloje turime kryptingo tikslinio ugdymo programą ir šią programą panoro lankyti keletas mūsų buvusių absolventų. Ši programa duoda galimybę toliau tęsti savo žinias, gilinti savo gebėjimus ir toliau tada jie turi galimybę tęsti studijas aukštesnio lygmens mokymo institucijoje. Taip pat yra ugdytinių, kurie iš šių metų absolventų panoro mokytis mūsų mokykloje muzikos mėgėjų skyriuje. Tai moksleiviai baigė choreografiją, teatrą, dailę, dabar nuo kitų mokslo metų gilins žinias muzikos srityje. Na, šie metai, kaip ir kiekvieni metai, turbūt buvo mums labai derlingi, įvairių konkursų, įvairių koncertų. Mūsų moksleiviai dalyvauja ne tik tai respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose konkursuose. Ir jeigu mes kažkada pradėjom visai netaip senai nuo kelių fortepijono skyriaus ugdytinių, kurie garsino mus užsienyje, tai šiais metais išsiplėtė. Didelis būrys jau pianistų dalyvauja ir užsienyje ir šiandieną grįžta dvi mūsų ugdytinės iš konkurso Italijoje, pelniusios Grand Prix apdovanojimą. Kitą savaitę išvyksta dvi pianistės ir akordeono skyriaus ugdytinė į konkursą į užsienį, taip pat į Italiją. Taigi be ugdymo programų, tų akademinių, kurias mes vykdome pagal mūsų mokyklos nuostatus, mes turime daug visokiausių saviraiškos vaikams formų. Tai jie noriai dalyvauja koncertuose, visuose koncertuose rajone vykstančiuose. Jie dalyvauja plačiai konkursuose Respublikoje ir užsienyje.
Ir kaip minėjau, dabar jau tą konkursinę veiklą įsijungia ne tik fortepijono, bet ir styginių instrumentų ugdytiniai, violončelės, dalyvauja akordeonistai. Kiekvienais metais vasarą, kad jau visi išeiname atostogų, mes sulaukiame žinių apie mūsų ugdytinių dailės skyriaus pelniusius apdovanojimus. Taigi, išleidome vienus, bet jau vyko gebėjimų patikra, jau ir priėmėme mes pirmos klasės ugdytinukus. Bet tiesiog norėčiau pagarsinti, kad dar turime keletą vietų į choreografijos, dailės, teatro, akordeono ir tautinių instrumentų skyrių. Kiti skyriai dėja fortepijono, styginių, pučiamųjų jau yra pilnai sukomplektuoti, reiškia, mokinių skaičiai. Na, lyg ir prasidėjusios atostogos, bet po poros savaičių mūsų moksleiviai, kolektyvų nariai sugrįžta vėl į mokyklą repetuoti, kadangi jie Liepos mėnesį atstovaus mūsų rajoną dainų šventėje. Taigi akordeonistų orkestras, pučiamųjų orkestras, šokėjus prie pučiamųjų orkestro, choras, šokėjų, reiškia, choreografijos grupės dalyvaus mūsų, reiškia, šių metų Respublikinėje dainų šventėje. Taigi neužmiegame ant laurų nei vasarą, bet po dainų šventės, po gero mėnesio, pusantro, mes vėl įsisuksime į naujųjų mokslo metų verpetą. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos absolventų išleistuvės įvyko birželio 3 dieną. Tradiciškai meno mokyklos absolventai, mokytojai, įstaigos bendruomenės atstovai iškilmingoje šventinėje eisenoje žygiavo į kultūros centrą, kur įvyko oficialioji absolventų išleistuvių dalis. Salėje susirinkusius ugdytinius, jų draugus, pažįstamus, tėvelius sveikino Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos laikinai einanti direktorės pareigas pavaduotojų ugdymui Rita Trimonienė. Linkėdamas sėkmės sveikinimo žodį tarė Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas. Iškilmingo vakaro metu buvo pagerbti tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, diplomantai ir juos paruošę pedagogai, jiems įteikti padėkos raštai. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos direktorės pavaduotojų ugdymui Birutei Platkauskienei paskelbus direktorės įsakymą dėl Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų ugdymo pažymėjimų įteikimo prasidėjo absolventų labiausiai laukiama šventės dalis. Švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų ugdymo pažymėjimai įteikti 66 meno mokyklos ugdytiniams. Daugelį išleidžiamų ugdytinių buvo įteikti ne tik pažymėjimai, bet ir padėkos raštai už puikų ar labai gerą mokymąsi, už aktyvią koncertinę bei kūrybinę veiklą. Apdovanoti dailės, tautinių, styginių, pučiamųjų, fortepijono, akordeono, teatro ir choreografijos skyriaus absolventai. Koncertinę programą ir gerą nuotaiką visiems dovanojo meno mokyklos ugdytiniai. Jonavos krašto muziejaus dailės skyriuje atidaryta dailininkės Ilonos Žvynakienės tapybos darbų paroda. Spalvinga, lyriška, romantiška ir labai moteriška. Taip šią parodą pristatė Jonavos krašto muziejaus edukatorė Ramūnė Rugienė. Šiandieninėme postmoderniame pasaulyje, kur menu gali būti vardinamas bet koks, kad ir iš antrinių žaliavų sukurtas kūrinys, kur įsitrynusi riba tarp meno ir tiesiog idėjos, manyčiau, kad Ilonos darbai kalba patys už save. Jinai kūrė tai, ką mato, kas grožį, tiksliau grožį, tą tikrąjį grožį, gamtą, kas mus visus įkvepia. Ir iš tikrųjų, norim padėkoti Ilonai, kad jinai šitaip maloniai bendravo, nes
Aš pati asmeniškai pažįstu, teko vienam plenerė kartu dalyvauti, kai buvo Ilona pakviesta, berods 2010 metais, taip? Tai be galo malonus ir šiltas žmogus, kurie lygi šiol, kad praėjo šitiek laiko, visi buvę tam plenerė atsimena ir mini tik tai gražiai žodžiais. Tai labai maloniai mes ir šį kartą bendravom, sutiko Ilona iš karto atvažiuoti. Na ir noriu padėkoti, kad papuošė savo kūriniais mūsų salę. Dailininkė Ilona Žvynakienė papasakojo apie savo įspūdį, kuomet ji pirmą kartą atvažiavo į Jonavą. Ją sužavėjo miškai, pušynai ir kadagiai. Kažkada pirmą kartą aš čia pakliuvau, kai buvo pirmas ekologinis žygis. Aš iš Žemaitijos, iš Plungės ir mes, kai važiavom į tą Jonavą, aš nustebau tą gražią gamtą ir kadagiais, pušynais. Aš kažkaip neįsivaizdavau, kad Jonavoje gali būti tokie miškai. Tai man tas įspūdis Jonava su kadagiais, su to oro, su pušynais, ta gamykla ten buvo ir išsitrynę, bet žodžiu, kad tie kadagiai liko. Antras kartas, kada mane pakvietė į plenerą, į Survilų sodybą, tai ten buvo tokia graži kompanija, kad ten, žodžiu, visi žmonės, kiek ten jau buvo, mes ten taip gražiai bendravom, ir šeimininkai svetingi, ir ta aplinka tokia nuostabi. Ir vat, kai tu sustoji prie kokio motyvo, va čia Survilų sodyba, ar ne? Ir tas plūdelis ir viskas atsispindi, ir tu tą momentą bandai sustabdyti ir sudėti va tos jausmus, kada kaifuoji, kada gražu, juos perteiki. Ir aš galvoju, kad čia yra va tas tikras gyvenimas. Va toks tu tą gyvenimą pajauti tikrom spalvom. O čia galima paišyti, galima žiūrėti, galima tiesiog mėgautis. Ir dabar praėjus tiek metų aš važinėjau į Dailės akademiją, studentį, meno terapiją tipo studijuoju. Ir aš vat pasižiūriu, kiek žmonės turi bėdų, kada jie neišgyvena jausmų, kai pyksta. Neparodo, kai džiaugiasi, neparodo. Ir va tie jausmai neišgyventi, jie yra kaip bombos mūsų tiksi pilve ir išvirsta bėdom, ligom ir taip toliau. Tai kai mes išmetam tą ir grožį, pasaulį dalinamės, ne? Kai ir tą pyktį per atsiprašymą, tai žinokit, tada va tas pasaulis yra nuostabus. Pasak dailininkės Ilonos Žvynakienės, tos mažos gražios akimirkos, kai žmogus mato gėlės grožį, jaučia jos kvapą, tai ir yra tikras gyvenimas. Jį galima piešti, lipdyti ar kitaip perteikti, bet galima tiesiog jo mėgautis. Dailininkės Ilonos Žvynakienės tapybos darbų paroda veiks iki Liepos 4 dienos. Birželio 4-5 dienomis Jonavoje buvo duotas startas pirmosioms daugiadienėms dviratininkų lenktynėms Jonava Cycling Tour 2016. Startą paskelbė Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius. Pirmą kartą Jonavoje vyksta toks renginys ir aš labai džiaugiuosi organizatorių mums parodytų dėmesių ir tikiuosi, kad nei oras, nei mūsų keliai, nei maršrutai parinkti organizatorių nesukliudys ir kitais metais ir ateinančiais metais organizuoti tokias gražias šventes mūsų krašte. Jūs esat ne jūreiviai, bet vėjo klausimai matyt, kad irgi svarbus. Tai šiandien duodama startą linkiu jums palankaus vėjo, stiprios ištvermės, kad kalnai Jonavos krašte jums būtų lengvai įveikiami, kad nereiktų Red Bull, o reiktų tik tai valios, noro, ryžto ir šiek tiek pastangų. Tikimės, kad tiek, kiek startuos gražiam parade, tiek pat dalyvių ir sugrįž, tai yra grįžit visi sveiki ir be traumų. Nu, profesionalam, kurie šias 2 dienas sportuos grupinėse, individualiuose varžybose, linkim ištvermės, sveikatos, sportinio azarto ir ko geriausios sėkmės. Taip, kad džiaugiamės, kad jūs esate čia. Džiaugiamės, kad turim tokią puikią šventę ir ką matysim finiše. Ar visi dviratininkai pasiruošę? 10. Visi kartu skaičiuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Birželio 4 dieną lenktynė startavo 3 km 200 m prologu. Pirmame lenktynių etape dviratininkai turėjo įveikti 108 km distanciją. Birželio 5 dieną dviratininkai varžėsi antrame lenktynių etape, kuriame jų laukia 141 km distancija ir po 2 kalnų bei sprinto tarpiniai finišai. Prologo ir abiejų etapų startas ir finišas įvyko Žeimių gatvėje prie Jonavos rajono savivaldybės. Organizatoriai į miestą sukvietė dviračių sporto komandas ir šios sporto aistruolius. Renginys praėjo sklandžiai, suteikė daug malonių akimirkų tiek sportininkams, tiek sporto aistruoliams. Tikimasi, kad Jonava Cycling Tour taps ilgos istorijos pradžia. Lietuviško kino festivalis Sidabrinės gervės naktis 2016 kelionę po Lietuvą pradėjo Jonavoje. Dėl blogų oro sąlygo kino festivaliai šiais metais įvyko Jonavos kultūros centro didžiojoje salėje. Festivalio metu kino mėgėjams pristatomi geriausi lietuvių autorių sukurti kino filmai. Kino festivalio Sidabrinės gervės naktis 2016 programoje 3 filmai – animacinis filmas Miškas, trumpametražis filmas Tiltai ir ilgametražis filmas Lošėjas. Renginio vedėja aktorė Daiva Rudokaitė trumpai pristatė festivalio programą ir supažindino žiūrovus su atvykusiais svečiais. Su publika bendravo trumpametražio filmo Tiltai pagrindinio vaidmens atlikėja prancūzė Clotilde Solange-Rigaud. Klotilda, pirmas būtų klausimas. Tu esi prancūzė. Vaidini filme lietuvių kalba, kalbi gana gražiai lietuviškai. Kaip taip atsitiko, kada tu atvažiavai į Lietuvą, kaip tu išmokai lietuvių kalbą ir kaip tai atsitiko, kad tu joje esi? Aš prieš 7 metus atvažiavau į Lietuvą. Tiesiog visiškai atsitiktinai, iš tikrųjų aš buvau Paryžiuje, aš mokosi visiškai kitokią specialybę ir sutikau lietuviai, kurie tapo mano labai geri draugai, geriausi draugai ir jie tada mane pakvietė čia į Lietuvą, tiesiog atvažiuot kaip svečias. Ir tuo metu, kai aš atvažiavau, tai man labai pradėjau patikti Vilniuje ypač ir įsimylėjau ir tada norėjau pasilikti. Ir tada pradėjau stoti čia Lietuvoje į Vilniaus kolegiją, muzikinis teatras ir tada toliau viskas tiesiog pradėjau.